Sveiki visi, laba diena. Bendra tera prognozė 2026 metams Vėžys. Tai yra bendra tero prognozė ne tik visiems, bet galbūt kažkas tai būtent atras save, tai bus būtent jų. Jei nesate prisijungę į mano YouTube kanalą, kviečiu jungtis, padėkite augti. Dėl bendros tero prognozės kreipkitės privačiai. Ir dabar pasižiūrėkime, kokiegi 2026 metai laukia Vėžių. Taip. Kokios durys, kokios galimybės atsiveria 2026 metais Vėžiams? Kokius matys Vėžius aplinkiniai? Kas bus stabilu? Atsiprašau, ko bus daug Vėžių gyvenime 2026 metais? Kas bus stabilu be pasikeitimų? Kur bus pasikeitimai? Meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas. Siela. Naujos patirtis. Čia kažkaip tai mes netelpame. Pasiekimai, pergalės. Kas iš Vėžių gyvenimo išeina 2026 metais? Kova su kuo, dėl ko teks pakovoti. Ir metų korta. Kokios durys atsiveria, kokios galimybės? Popiežius, santuoka, sutuoktinis, mokslai, studijos. Žodžiu, galimybės atsiveria, be abejo, kiekvienam Vėžiui pagal save, taip, bet kaip čia yra bendra tero prognozė, tai vis dėlto žiūrėsim bendrai. Va būtent šitoje situacijoje, daleiskim, jeigu tai yra santuoka, sutuoktinis, mokslai, studijos, kažkas tai tokio, kas, žodžiu, pagal tradicijas viskas vyksta, taip, nes mokslai tai irgi mes mokinamės pagal programą, taip nustatyta ir mes mokinamės pagal kažkokią tai programą, taip. Arba tiesiog, taip, tai yra tradicija. Tai, nes ir pati religija, tai yra sukurta žmonių, visos religijos yra sukurtos žmonių, būtent kaip reikia elgtis. Ir mes tiesiog pagal tas tradicijas elgiamės taip, žodžiu, o ne kitaip. Būtent sekame tomis tradicijomis. Ir va būtent šitoje situacijoje kažkas tai po truputėlį kažkoks yra rezultatas. Kažkoks po truputėlį rezultatas yra jau užčiuopiamas. Ir be abejo šitoje situacijoje vis dėlto turėtų būti trečias asmuo, padėti į šitą situaciją įsikišti, tai žmogus, kuris išmano gerai savo darbą, savo srities specialistas, savo, kaip sakant, meistras, taip, savo srities, kuris galbūt būtent padės va būtent šitam rezultatui. Be abejo, jeigu tai yra santuoka, tai galbūt reikalingas kažkoks tai žmogus, kuris tiesiog savo srities specialistas. Ir va būtent šito žmogaus galbūt pagalba, patarimai, pagalba, konsultacijos ar dar kažkas tai tiesiog duoda jau pagaliau užčiuopiamą rezultatą. Kažkas po truputėlį vyksta, kažkas tai vis dėlto kažkoks rezultatas jau matomas, jaučiamas. Be abejo, jeigu tai šnekam apie santuoką, tai galbūt santuokoje reikės kažkokio, tai galbūt netgi ir vestuvių planuotojo ar dar kažko. Jeigu ta santuoka vis dėlto yra problematiška, tai galbūt reikalingas kažkoks tai advokatas, teisininkas ar dar kažkas, tai kad pagaliau kažkoks rezultatas būtų. Jeigu tai yra mokslai, visa kita, tai galbūt va būtent, be abejo, žmogus nori studijuoti, nežinau, kažkokią specialybę universitete ar ką, ir galbūt reikia tiesiog pasisamdyti kažkokios tai
kažkokios tai materijos, kažkokios tai, žodžiu, kažkokį papildomą mokytoją. Čia, bet va pagaliau tas rezultatas, jisai yra užčiuopiamas, vadinasi, tos galimybės atsiveria. Bet va būtent reikalingas bus trečias asmuo. Kokius matys žmonės aplinkiniai, va būtent. Žmogus, kuris pavargęs, daug minčių, daug abejonių, daug dvejonių, jisai daugiau pavargęs nuo savo minčių, nuo savo baimių, nuo savo nepasitikėjimo, nes tai viską daro mūsų mintis, taip. Ir nemato realiai situacijos, nemato realiai galimybės. Žmonės aplinkiniai matys tokį, kaip sakant, tokius vėžius, tiesiog žmogus, kuris galbūt, nelabai ką ir daro, bet iš tikrųjų galbūt net jėgų net neturi. Energijų net neužtenka žmogui. Žmogus, kuris švaisto veltui energijas, va būtent mintis ir veiksmas, baimės ir pozityvumas. Žmogus, kuris nesusikoncentruoja arba tiesiog susikoncentruoja būtent į tos neigiamus dalykus. Tai aplinkiniai va tokius vėžius gali matyti tiesiog pavargusius, neryžtingus, nežinančius, ką daryti ir visa kita. Ko bus gyvenime labai daug vėžių gyvenime 2026 metais? Va būtent tai yra moteris, tai yra lazdų moteris, tai žmogus pilnas energijos, žmogus, kuris turintis gerą intuiciją, tiesiog sugebantis savo energijas perduoti kitiems. Tiesiog savo idėjas, va būtent tą gyvybišką energiją, savo idėjas, savo mintis, savo, žodžiu, galbūt tą ir pozityvumą galima sakyti, galbūt perduoti ir kitiems. Va būtent ko bus daug, tai galbūt vis dėlto bus tokia moteris, vis dėlto tokia bus moteris vėžių gyvenime. Ir va vis dėlto tai yra paslaptis, kažkas tai yra paslaptingo ir tai yra pabaiga. Tai vis dėlto vėžių gyvenime tokia moteris gali būti. Ir kažkas yra galbūt slepiama, galbūt ta moteris yra galbūt netgi vėži ir nežino apie tos moters egzistavimą. Ir va viskas kažkas tai sukasi tas pats per tą patį, arba kažkokia pabaiga ateina, arba reikia kažką pabaigti. Va būtent gal išsiaiškinti tas paslaptis, kas yra slepiama. Bet jeigu tai yra slepiama, tai yra labai gerai slepiama, vėžiai, galima sakyti, net neįtarė apie tą moterį. Jeigu taip žiūrim iš neigiamos pusės, bet jeigu iš teigiamos, tai galbūt vis dėlto ta moteris, jinai yra galbūt padės išsiaiškinti kažkokias paslaptis, kažką tai va būtent vėžių gyvenime, vėžių dvejonėse, abejonėse. Nes paslaptis yra, tai ir mūsų vidinės paslaptis, nes mes tikrai savęs nepažįstame. Aš kaip girdžiu, kaip sako, aš save labai gerai pažįstu, aš už save galiu garantuoti ar kažką. Mes už save negalim garantuoti netgi. Nes mes turime ir tamsiasias, ir šviesiasias pusės, apie kurias net neįtariame. Suprantat? Ir galbūt va šita moteris būtent savo vėžių tos sielos vidinius kažkokius tai išgyvenimus, kažkokius tai dalykus, va, tiesiog galbūt padės vėžiam pabaigti. Ir tai, jeigu tai šnekam, atsiveria duris, metai kokie atsiveria, tai galbūt jeigu tai nesantuoka, tai gali būti, kaip sakant, dvasinis mokytojas, taip, va būtent tas gūrų, kuris tiesiog psichologas ar dar kažkas, kuris va būtent gali padėti vėžiam. Nes tai yra irgi trečias asmuo, taip. Kaip bebūtų, ta moteris, jinai kažkokiu būdu įtakos 2026 metus. Kas bus stabilu be pasikeitimų, va būtent nestabilumas. Žmogus, kuris nežino, ką daryti, žmogus, kuris neapsisprendžia, nesijaučia stabiliai, nesijaučia saugiai, nežino, ką pasirinkti. Galbūt tas nežinojimas, ką pasirinkti, dėl ko vėl įtakojama.
norėčiau šito, bet bijau, o jeigu bus dar blogiau. Nes mūsų mintis, kaip aš sakau, mūsų mintis yra priešas. Taip mūsų. Ne tos mintis, kurios mąstančios, mąsto, mums padeda, bet tos kondicionuotos mintis, programuotos mūsų mintis, suprantate, tai yra mūsų priešai, nes visą laiką mus baugina. O jeigu bus dar blogiau, o ką daryti, o jeigu aš nesugebėsiu, o jeigu lietus lys, o jeigu užsniegs, ir mus stabdo, ir tikrai mums nepadeda. Tai va būtent tai ir kaip mato aplinkiniai, tai ir parodo, kad žmogus nežino, nes galvoje kirba tūkstančiai minčių. Nes kada žmogus pasitikė savimi, žino, ko nori, pas jį nėra tūkstančio minčių. Jisai žino, jisai turi tikslą ir jo mintis eina link šito. Bet kada nežinai, ką daryti, nežinai, nuo ko pradėti ir galbūt norėtum pradėti, bet visą laiką atsiranda tas bet, va tada ir prasideda problemos. Ir va tas stabilumas yra dėl to, kad vis dėlto vėžiai tokį kažkokį nestabilumą turi vis dėlto. Kur bus pasikeitimai? Va būtent ir vėl tas nežinojimas, ką daryti. Mane kažkas tai vilioja, aš tai kažko tai norėčiau, bet baisu prarasti komforto zoną. Kada žmogui yra blogai ir jisai nesiryžta kažko tai daryti, taip? Nes jisai bijo prarasti tą, ką turi. Kad ir blogai, bet jisai bijo prarasti, ką turi. Dėl ko? Dėl to, kad jisai galvoja, kad gali būti dar blogiau. Ne dėl to galvoja, kad gali būti geriau ir bus geriau. Bet visą laiką galvoja, kad gali būti dar blogiau. Dėl to kažkas tai vilioja, kažkas tai kažkokios perspektyvos, kažkas va geriau, bet va tas va buvo vėl tas abejonės, baimė, stabdis. Ir va šitoj srityje yra pasikeitimas, tai vis dėlto galbūt vėžiai nuspręs žengti žingsnį. Nes kada šnekėjom apie tuos dvasinius mokytus ar dar kažką, tai psichologai, analitikai, energetiniai valiai, žodžiu, kiekvienas sritis turi savo kažkokį specialistą. Bet tikslas vienas, žmogus nori pasijausti geriau. Ir va būtent tas irgi dalykas žengti tą žingsnį, bet kada mes jį žengiame, kada mes suprantame, kad aš nenoriu taip jaustis, aš nenoriu taip gyventi. Aš noriu jaustis geriau. Suprantat, ir kada žmogus iš tikrųjų pradeda jausti šitą dalyką, kad viskas, tai atėjo pabaiga, aš rizikuoju, aš bandau, aš nežinau, kas manęs laukia, bet aš nenoriu šitaip, nes aš noriu geriau, ir tada žengia va tą žingsnį. Bet tai čia yra bet kokioje situacijoje, ar tai šeima, ar tai meilė, ar tai darbas, ar dar kažkas. Ir va šitoje srityje, kad kažkas tai vilioja, kažką tai nori, bet vis nesiryžo, tai vis dėlto kažkokį žingsnį žengs. Be abejo, čia vėl priklauso viskas nuo pačių žmonių. Meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas. Va būtent asmeniniam gyvenime vis dėlto gali būti kažkokios sutartys, gali būti kažkokie teismai. Gali būti kažkoks tai žmogus, vyriškis, kuris nieko nejaučia, jisai tik tai, viskas turi būti pagal įstatymą, viskas turi būti taip, kaip jisai nori. Ta prasme. Čia apie jausmus nešnekam, čia yra va būtent mintis. Va šitoje srityje galbūt yra toksai žmogus, galbūt tai yra sutuoktinis, galbūt tai yra darbdavys, galbūt tai yra iš tikrųjų kažkokis tai advokatas, teisininkas, kuris va būtent jisai vadovaujasi tik tai įstatymais, jam nesvarbu emocijos, taip, kad kažkokia situacija, jisai žiūri viskas taip, kaip turi būti, kas yra parašyta, kas yra faktai. Ir meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas, va būtent čia kažkas tai vis dėlto vyksta kažkokie pasikeitimai. Tai aš manyčiau vis dėlto galbūt, vis dėlto dauguma vėžių nuspręs kažką tai galbūt susitvarkyti teisiškai, kažką tai pasidaryti, žengti tą žingsnį, suprantat, kažką daryti. Siela, va būtent siela, vis dėlto siela tiki
kad yra kažkas naujo, kad kažkas tai naujo prasideda. Ne tik, kad tiki, bet ir jaučia, nes atsiminkit, mintis tai mes galvojame, tai yra mūsų mąstymas, taip? Siela jaučia. Kada žmogus gali sakyti, taip, aš esu laimingas, bet jeigu tu nesijauti laimingas, dėl ko neveikia pozityvus mąstymas, taip, mes galime bandyti įtikinti savo protą, kad mes esame laimingi, kad mes esame turtingi ir, žodžiu, visi kiti dalykai, taip, tos pozityvios afirmacijos. Bet jeigu žmogus nejaučia, tai niekas ir nesikeičia. Nes mes turime jausti tą dalyką. Jeigu aš esu laiminga, aš jaučiuosi laiminga, aš jaučiuosi gerai. Jeigu aš esu turtinga, aš jaučiuosi gerai. Suprantat? Tai va tas jausti, tai yra mūsų siela. Ir va šičia va būtent kažkas naujo. Du žmonės, kažkas tai naujo. Va būtent, ar tai naujos pažintys, bet tai yra tik tai nauja pradžia. Suprantat? Tai yra kažkas tai naujo. Va būtent nauji džiugesiai, naujas kažkoks tai gyvenimo pasikeitimas galbūt. Tiesiog, bet tai yra ir antras asmo, kuris džiugina. Ta laimė ateina iš kito žmogaus. Tai tiesiog taip galbūt vežėjai supranta, kad galbūt žengia tą žingsnį kažkokį, kažką turi susitvarkyti, kad ir žodžiu, kažką tai dabaigti, bet va būtent jisai laimingas. Ir ta laimė ateina iš kito žmogaus. Galbūt įsimylės, pirma pažintis, pirmi pasimatymai, kažkas tai tokio. Ta prasme, siela jaučiasi gerai. Naujos patirtis. Žiūrėkit, vis dėlto vėžių gyvenime sėkmė vis dėlto. Žiūrėkit, naujos patirtis. Vis dėlto, kad 2026 metais sėkmė galbūt pagaliau atsisuktų arba nenusisuktų, nes sėkmės ratas visą laiką sukasi ratu. Mūsų gyvenime viskas sukasi ratu. Mūsų energijos taip pat, žodžiu, viskas yra ratu. Taip? Va būtent, kad ta sėkmė galbūt neatsisuktų, nenusisuktų arba atsisuktų, pagaliau pakrutėtų. Taip? Va būtent į ką reikia vėžiam atkreipti dėmesį. Kad jie į kažką tai labai daug įdėjo energijos, labai įdėjo daug laiko. Jeigu tai yra santuoka, tai be abejo žmogus rūpinosi šeima, visa kita, bendras turtas, visa kita. Nesvarbu kas. Darbas, vaikai, nesvarbu. Ir va būtent to rezultato jie neturi, jie nemato. Atminkite, reikalingas laikas. Reikalingas laikas, nenuleiskite rankų. Bet svarbiausia, tai yra teisingumas. Tai yra mūsų karma, tai yra mūsų likimas. Mes patys kūrėme savo likimą, mes patys kūrėme savo gyvenimą. Ką mes šiandien pasėjome, po kažkiek tai laiko mes matome rezultatą. Tad priimkite gerai sprendimus, viską labai gerai apsvarstykite. Kas nereikalinga, pašalinkite į savo gyvenimą. Kas jums trukdo. Bet ir vėl tas pats dalykas, kad pastebėtumėm, kas mums trukdo, mes turime realiai matyti situaciją. Negyventi iliuzijomis, taip, kad šitas yra geras, šitas taip, arba kažkas tai ten savaime pasikeis, ar dar kažką tai. Vadinasi, galbūt nuo jūsų sėkmė nenusisuka, bet šitam visam gyvenimo periodui reikalingas laikas. Ir be abejo, galbūt reikėtų pašalinti tai, kas jums trukdo, kas jums nereikalinga gyvenime. Ir va būtent tas rezultatas galbūt bus greitesnis. Pasiekimai ir pergalės, žiūrėkit, vis dėlto tai gali būti arba pagaliau kažkokia žinia, kažkoks laiškas. Pagaliau kažkas tai va gali būti, kad, nes čia mes matom kažkokie galbūt advokatai, teisininkai ar dar kažkokie dalykai. Ir galbūt vis dėlto kažkoks tai raštinis dalykas, va būtent pagal visus įstatymus, pagal viską, vis dėlto yra pasiekimas. Jeigu tai šnekama apie mokslus, visą kitą, taipogi galim šnekėti galbūt žmogus, kada
stoja į kažkokį universitetą ar dar kažkur, jisai laiko egzaminus, tie egzaminai turi būti pagal visas taisyklės, negali būti jokių nukrypimų ir pagaliau galbūt sulaukia būtent to laiško su galutiniu rezultatu. Ir tai yra pergalė. Žiūrėkit, bet tas rezultatas vis dėlto nėra toks didelis, kokio tikėjotės. Bet tai yra judesys, tai yra ėjimas į priekį. Ir vėl reikalingas laikas, kad tas rezultatas būtų. Tai ir vėl apie ką šnekam, naujos patirtis, kad sėkmė nenusisuktų. Tai vėl labai viskas labai panašu. Nenuleiskite rankų, darykite tai, ką darėte. Eikite į priekį su to pačiu entuziazmu, su ta pačia jėga. Ir kas yra vėl? Kliūtis. Kažkokios yra kliūtis, kurias reikia pašalinti. O kad mes jas pašalintumėm, reikalingi priimti sprendimai, žengti kažką tai. Galbūt tie sprendimai turi būti absoliučiai ne pagal jūsų nusistovėjusią gyvenimo tėkmę, kažkas absoliučiai, nes kažkas tai trukdo. Tas kliūtis reikia šalinti. Žiūrėkit, ir vis dėlto tos kliūtis kažkokios tai yra susijęs su praeitimi. Ar tai žmonės iš praeities, ar tai buvęs, ar tai vaikai, ar tai tėvai. Kažkas yra iš praeities, emociškai, taip. Ir va būtent čia yra paslaptis, ko galbūt vežėjai nelabai supranta, arba kažkas yra slepiama, meluojama. Žodžiu, kažkokia neaiški situacija. Ir šita situacija galbūt patys vežėjai nelabai gerai supranta, nes jie vienaip galvoja, o iš tikrųjų visai kitaip yra. Tai vis dėlto reikėtų kažkaip tai pamastyti ir, ta prasme, pradėti realiai matyti situaciją ir šalinti kliūtis, o kad ją šalintumėm, be abejo, reikia priimti sprendimą. Kas iš vežių gyvenimo išeina? Va žiūrėkit, mintis. Kažkokia nauja mintis, kažkas tai naujo. Tai galbūt vis dėlto vežiai gyveno būtent daug minčių, neužbaigtų minčių. Ir va šitą, kaip sakant, galbūt vis dėlto vežių gyvenimas ramėja ir tos mintis dingsta. Nes čia irgi aplinkiniai mato vežius tokius pavargusius, daug minčių, nežinau ką daryti. Ir va šitie visi dalykai išeina. Nes tos va mintis, va būtent mintis kažkokia šovė į galvą, išprovokuodavo mažus konfliktus. Pačių vežių emocinė būsena būdavo galbūt tokia konfliktinė viduje. Taip, žmogus pyksta, žmogus nervuojasi su aplinkiniais. Žinot, tas konfliktas toksai nedidelis, tiesiog, žinot, dėl menkniekių. Tiesiog, kaip galima sakyti, išsilieti. Ir kas yra? Vežių šitas dalykas jau nebetenkina. Jie nori iš šitos situacijos išeiti. Tai vis dėlto, manyčiau, vežiai patys pradės kažkaip tai suprasti, dėl ko jie taip jaučiasi ir aš nenoriu šitaip jaustis, aš nenoriu šitaip gyventi. Man yra blogai, aš kažką keičiu. Atminkit, mes negalim pakeisti kitų žmonių. Kad jie elgtųsi taip, kaip mes norim, kad jie suprastų, mes galim tik tai keisti savo vidinę būseną. Mes galim tik tai keisti savo gyvenimą ir be abejo, kas mums trukdo, mes tą šalinam. Jeigu tas žmogus man kenkia, aš nutolstu nuo to žmogaus. O nelaukiu, kol tas žmogus pasikeis, pradės mane mylėti ir gerbti. Ne. Kova su kuo ir dėl ko teks pakovoti. Vis dėlto vežiai gyvena stabilų gyvenimą. Tai yra šeimyninis galbūt gyvenimas, tai stabilu. Atrodo, va viskas nusistovėja ir mes tau ilgai ir laimingai gyvename. Va dėl šito dalyko vežiam vis dėlto teks pakovoti. Tai gali būti iš tiesų nekilnojamas turtas, va tas stabilumas. Va vežys kokiame stabilume gyvena, dėl jo teks pakovoti. Ir kad vežiai
pakovotų, nes atminkit, tai ir buvo kažkokios paslaptis. Vėžiai nesupranta realiai situacijos, nemato realiai situacijos, kažkas tai tiesiog slepiama. Va būtent, nes vėžiai nenori matyti realiai situacijas. Jie bando išlaukti, kol kažkas tai galbūt kažką, kaip ir minėjau, kad kažkas tai kitas kažką padarys. Taip, tiesiog galbūt ta situacija savaime pasikeis, galbūt, žinot, kaip sakant, vyras turi meilužę, žmona įtaria, bet apsimeta, kad nieko nėra, ir tikisi, kad vis dėlto vyras pagaliau sugrįš į šeimą ir viskas bus gerai taip, kaip anksčiau buvo. Ne, čia, kaip sakant, tas laukimas nieko gero neduoda. Reikia pamatyti realiai situaciją. Kad ir kaip vėžiui nesinorėtų, reikia jam pamatyti ir pabaigti kažką tai. Arba suvokti, kad tai atėjo pabaiga, va to stabilumo, kuriame vėžiai gyvena, tas stabilumas šeima, darbas, dar kažkas tai. Pamatyti realiai, suprasti, kad šitas dalykas pasibaigia, šito dalyko nebus, gali būti geriau, bet šitaip jau niekados nebus, tai yra pabaiga. Ir be abejo, kada mes suvokiam, kad šitaip nebus arba nustojam tikėti, kad žmonės pasikeis, bet tai vis dėlto šeima yra, kad žmonės pasikeis, kad ten, žodžiu, kažkas tai, ne, reikia suvokti, kad šita situacija yra tokia ir aš kažką tai darau, aš kovoju. Kova gali būti dėl materialių dalykų, be abejo, santuoka, advokatai, nekilnojamas turtas, kartu išgyventas turtas ar dar kažkas, tai be abejo, tai logiška, kad galbūt reikia pakovoti. Pakovoti už save, už savo šeimą, už savo vaikus ir visą kitą. Ir žiūrėkit, metų korta, iliuzijos. Vis dėlto 2026 metais vėžiai neturi gyventi iliuzijomis, neturi gyventi svajonėmis, kad galbūt kažkas tai kažką tai žada, kažkas tai kažką prižada. Ir vėžiai tiki, nes jie galbūt nori tikėti. Taip, nes va būtent tas nesiryžimas, abejonės, kur nepadeda. Va būtent nepasiduokite iliuzijom. Patys vėžiai galbūt gyvena kažkokiom svajonėmis, kad, mano gyvenimas nuostabus. Kaip iš tikrųjų to dalyko nėra. Žiūrėkit, vis dėlto kažkas tai, arba patys vėžiai turi nustoti gyventi iliuzijom, kad ir patiems skausminga, bet kažką turi nutraukti. Suvokti, kad šitas dalykas yra kenkia vėžių gyvenimui. Kad tempia galbūt į dugną, o nekelia į viršų. Taip. Jeigu tai buvo kažkokia pabaiga, kažkas pasibaigė. Taip pat reikia galbūt pripažinti, kad šitas žmogus, šitas įvykis, jisai buvo toksai. Be abejo, man skauda, man netikėta, nes aš nesitikėjau, bet taip įvyko. Šitas žmogus, jisai toksai yra, o ne dėl to, kad jisai pasielgė dėl to, kad kažkas, nustokime gyventi iliuzijom. Pamatykite realiai situaciją, pamatykite, kas palei nosį jums pakišta, kokios perspektyvos ir visa kita. Ir va būtent reikalinga meilė jausmai ir žmogus, kuris rūpinasi, pentakliai. Ta meilė, jinai galbūt vėžiai patys susikūrė yra ta va būtent meilė tokia, kokią jie įsivaizduoja, bet jinai tokia nėra, suprantat? Galbūt va ir būtent reikia pamatyti realiai tą žmogų, kas yra šalia jūsų. Tas žmogus, kuris rūpinasi, žmogus, tai yra pentaklių karalius, materialus pasaulis mūsų. Be abejo, jeigu tai šnekama apie santuoką, sužadėtinį ar dar kažką, va būtent stabilumas, dėl kurio reikia pakovoti, galbūt va būtent reikia pamatyti tą realiai žmogų. Nes labai dažnai girdžiu moteris, kaip sako, aš su savo vyru, sutuoktiniu pragyvenau 20 metų ir nesitikėjau. Nes dėl to, kad mes matome žmogų tokį, kokį norime mes matyti. Ir jis sako, nukrenta kaukė, jisai parodė savo, ne, jisai visą laiką toksai buvo, bet mes nematėme. Visą laiką yra kažkokie maži dalykai, kurie parodo tikrai žmogų, bet mes nematome, nes mes nenorim matyti. Suprantat, ir va šitie 2026 metai vis dėlto vėžiam
Vis dėlto reikėtų realiai pamatyti, negyventi svajonėmis, nustoti dvejoti, abejoti, kovoti dėl savo sėkmės, dėl savo stabilumo. Sėkmė jinai atsisuks jūsų, stukas į jūsų pusę, bet svarbiausia, nenuleiskite rankų, žodžiu. Ir manyčiau, viskas bus gerai. Pasižiūrėkim dabar patarimas vėžiam. Žiūrėkit, vis dėlto, kažkas tai naujo vėžių gyvenime vyksta. Kažkokios idėjos, kažkas tai vyksta materialiam pasaulyje. Tai gali būti persikraustimas iš tikrųjų, judėjimas į priekį, kaip bebūtų, bet ir vėl apie ką mes šnekam. Suimkite savo gyvenimą į savo rankas. Pripažinkite, kad už savo gyvenimą esu aš atsakingas, niekas kitas. Ir negyvenkite praeitimi. Emocijos. Negyvenkite praeitimi, nes žmogus gyvendamas praeitimi, galvodamas apie praeitį, verkdamas dėl nelaimingos meilės, nepaleisdamas praeities, jisai nekuria savo ateities, jisai nemato tos ateities. Dėl ko? Dėl to jisai susikoncentravęs, jo visos energijos yra sukoncentruotos į praeitį. Ir čia galima sakyti depresinė korta. Dėl ko? Žmogui yra blogai ir jisai pats save kankina ir nemato ateities. Nemato ateities ir va tas, nes gali gimti kažkas naujo, gali būti atgimimas, bet va būtent tie maži konfliktai vidiniai. Negyvenkite praeitimi, paleiskite praeitį, nesvarbu, ar tai santuoka, ar tai darbas, ar praradote materialaus kažką, tai nesvarbu. Praeitis yra praeitis, viskas, taškas. Aš susikoncentruoju į ateitį, aš kuriu savo ateitį. Nes atminkit, kokias, va būtent, kaip mes jaučiamės, mes taip ir galvojame. Ką mes galvojame, taip mes ir šnekame. Kaip mes šnekame, mes tą patį traukiame. Nes va būtent tie maži jausmai, neatsakingas vaikas, svajotojas, tai nieko nėra realaus, tai yra imperatorius, tai yra sutuoktinis, tėtis, darbdavys, žmogus, kuris valdo. Ir kas yra bokštas, viskas subirėjo. Suprantat, va šitas dalykas su to žmogum subirėjo, nes tai turėjo įvykti. Ir vadinasi, kažkas tai iš jūsų gyvenimo išeina, kad būtų vietos naujam. Ir tas subirėjimas vis dėlto tai yra trečias asmuo, kažkas tai įlindęs į jūsų gyvenimą, kažkokia grupė žmonių, galbūt padėjo subirėti šitam stabilumui. Bet mąstykite taip, kad vis dėlto atsiveria jums naujos galimybės. Suimkite savo gyvenimą į savo rankas. Jūs galite, jūs tai padarysite. Svarbu, kad reikia žinot, ko mes norime, kaip mes norime daryti, negyvenkite praeitimi. Tai va, toksai Vėžių taro horoskopas 2026 metais. Be abejo, tai, kaip ir minėjau, netiks visiems. Bet iš tiesų taip. Žinot, metai iš tikrųjų, kaip sakoma, arklio metai, ugnies metai, ugninio arklio metai. Kad būtumėm laisvi kaip žirgai, mes turime atsikratyti naštos. Ugnis duoda energiją, bet ugnis ir naikina. Va būtent šitais metais mes turime atsikratyti to, kas mums trukdo. Nes jeigu ne, mes ir būsim tie darbiniai arkliai, kurie tempsime tą naštą, tą savo gyvenimo vežimą ir nepakurtėsim į priekį. Taip. Šie metai, taip, kaip sako, nes metai mūsų gyvenimo nepakeis. Mes tik tai patys galim pakeisti. Ir va būtent yra mūsų pasirinkimas, ar būti tais darbiniais arkliais, ar būti tuo žirgu, pilnu energijos, laisvu. Nes žirgas tai irgi laisvė yra.
suprantat, jėga, energija, laisvė. Tad viskas iš tikrųjų priklauso nuo mūsų. Be abejo, priimti kažkokius gyvenime pasikeitimus yra sunku, bet žingsnelis po žingsnelio iš tikrųjų tai galima padaryti. Tad linkiu sėkmės visiems vėžiam, nebūkite darbiniais arkliais, čia nesvarbu kokioje srityje, galbūt atsikratykite tai, kas jums nereikalinga ir pirmin. Tad iki.